Remiantis portalo e-drauda duomenimis, net pusė Lietuvos gyventojų sprendimą įsigyti draudimą priima nepalyginę skirtingų variantų, nors kainų skirtumai tarp draudikų pasiūlymų gali siekti net 180%. Tai reiškia, kad vartotojai dažnai permoka vien dėl to, kad neieško alternatyvų. Finansinių paslaugų sektorius yra viena sričių, kur skaitmeninis aktyvumas tiesiogiai susijęs su išlaidų dydžiu. Lietuvos banko duomenimis vien transporto civilinio draudimo rinka Lietuvoje sudaro apie 350 milijonų eurų kasmet. Net kelių procentų kainų skirtumai tokio masto rinkoje reiškia milijoninės sumas. Be interneto dar būtinas ir įprotis naudotis skaitmeninėmis paslaugomis. Jei šio įpročio vartotojai neįsiugdo, rinkoje atsiranda naujo tipo ekonominė atskirtis tarp aktyviai rinkoje dalyvaujančių ir pasyvių vartotojų. Žmonės turi internetą, tačiau ne visi aktyviai lygina pasiūlymus ar ieško geresnių sąlygų. Tokiu atveju susiformuoja ta vadinama pasyvumo kaina, papildomos išlaidos, kurių galima būtų išvengti.